Miškasodis yra puikus laiko praleidimo būdas, puikus pilietiškumo veiksmas ir puikus buvimas gamtoje ir puikus prasmingas darbas. Per visą Lietuvą mes sutelkėme 15 000 savanorių, 700 naujų hektarų apsodinto miško, daug kur atkurto miško. Tai liudija ką, kad žmonės nori būti prie miškininkų, nepaisant to, kad kartais atrodo, kad Facebooko burbulas mus labai peikia, bet žmonės labai palaiko iš tikrųjų miškų sodinimą. Pasakykime žmonėms apie medžio augimą, apie būtinybę jį sodinti, atsodinti, prižiūrėti, ugdyti. Miškasodis vienas pagrindinių miškininkų darbų, kuomet visi turime prisidėti prie ateities kūrimo ir pasodinę medį turėtume galimybę atvykti pasižiūrėti, kaip tas medis auga. Ir turime keletą ypatingų progų. Tai 20-metis ES ir NATO įstojimo jubiliejus, o taip pat Dainų šventė švenčia net 100 metų jubiliejų. Todėl kartu nusprendėme, kad tikrai gražu būtų simboliškai pasodinti 100 girių ir taip įprasminti visas šias progas. Tai mes čia ąžuolą sodinam šitoj biržai 2 metų, tai vienus metus aišku surinkom, pasėjom, 2 metus augino medelinę ir šiandien sodina. Beržą ir juodalksnį, kurį mes čia sodinam, tai yra 1 metų. Mes šį pavasarį į Lietuvos miškus pasodinsime valstybinę miškų urėdiją apie 33 milijonus, privatus savininkai savo miškus pasodins taip pat apie 20 milijonų sodmenų. Dažnai mes dainuojam apie miškus, apie girias, dainuose skamba medis, tas santykis su gamta, o čia yra tokia unikali proga, kad tą santykį tokiais darbais paversti ir labai daug prasmės yra tame sodinime. Iš tiesų, ne veltui mūsų dainų šventės pavadinimas yra, kad giria žaliuotų. Tai reikia pastangų, reikia talkos, reikia susibūrimo ir aš manau, kad šitas miškasodis yra dar viena galimybė vienytis Lietuvai, susiburti kartu ir tokius prasmingus dalykus padaryti. Su švente te gyvuoja ir te ošia Lietuvos miškai.